Jis nuolatinis tavo gyvenimo palydovas. Kai sieki profesionalumo, kai nori pramogauti, jis sugeba nustebinti. Ar įsivaizduoji save be jo? Baltikum spartusis internetas. Tikras draugas. Sveiki, čia mes. Mes tai laida Reidas ir jūs jos žiūrovai. Šiandien neužšiname burnos ir važiuojam. Taigi važiuojam. Baltijos ir Taikos prospektų žiedinėje sankryžoje susidūrė BMW ir automobilis Nissan. Kas kaltas? Jūs išvažiavote iš šalutinio kelio, taip? Aš išvažiavau Iš šalutinio kelio. Kas išvažiavo iš šalutinio kelio, tas kaltas, o visi keliai vedantys į žiedą yra šalutiniai. Tad BMW nekaltas, kaip bebūtų, kai kam apmaudu. Tačiau kol mes čia virkavom, BMW pasidarė kaltas. Tiesa, ne šitas. Kitas mostelės į Škodos galą pirmoje eismo juostoje. Pildo deklaracijas, jeigu gerai jaučiatės. Gerai jaučiatės? Gerai. Sužeistų žmonių nėra, tad skirstomės nėra ko čia žiedą kimšti ir kitas siužetas apie dublį. Apie avarijas įvykusias viena šalia kitos. Važiuojant Jakų žiedo link beveik vienoje vietoje, tik priešingose eismo pusėse įvyko dvi avarijos. Važiuojant nuo Klaipėdos kelyje sugedo visureigis, bandydamas jį apvažiuoti atitvarus išvartė vilkikas Scania. Va jūs stovėjot įvykio vietoje stovėjot, va šitaip, taip stovėjot, va taip, kaip dabar. Taip. Ir seniai norėdamas jūs atsirengti į atitvarus kalę, taip? Supratau. Nu, atsiradus kliūčiai. Vairavot. Žmogus pasako, kad jisai stovėjo ir jūs bandėte apvažiuoti. Taip ir buvo. Per vėlai, pamačiau tą visai. Nesitikėjot, kad čia bus sugedęs tiesiog? Čia reikiavosi pilną mašiną per tą kamštį, nesiskirstimą. Žiūrėjau, kai jis nevažiuoja, jau stovi. O tie keturi jau buvo susidūrę ar ne tuo metu? O, jie matyti mane užsižiūrėjo. Šitkai. Nu, sužiūrėjom, taip, čia viską. Kokį šau padarei. Taigi istorija dramatiška. Vienas sugedo, kitas nesitikėdamas tokioje vietoje sutikti kliūtį iš netikėtumo, suko vairą kairien ir pakibo ant atitvarų. Tarsi avienos šašlykas ant iešmų. Tuo metu kitoje kelio pusėje kamštyje į eilę rikiavosi automobiliai, kai atlėkė BMW ir pylė į Volkswageną, o tas į du Peugeot. Jūs, prasme, norėjot čia važiavot ramiai? Aš buvau sustojęs. Sustojęs buvot? Taip. Kodėl? Dėl to, kad čia buvo pilnai juosta mašina. Supratau, kamštis buvo? Taip. Supratau. Supratau. Jūsų mašina. Ir jūs stovėjot. Ir jūs stovėjot. Ir jūs stovėjot. Ne, čia aš važiavau. Supratau. Irgi stovėjo. Ir atvažiavo be draudimo su BMW. Ir viskas sugadino. Numerį pasimkit, ženkliuką pasimkit. Čia mūsų Peugeot. Šitas mūsų mažas. Šitas ženkliukas nuo šito Peugeot. Taip. Vyžakas mūsų. Labai gražiai striukė jūsų. Striukė labai gražiai. BMW automobilio pilotas buvo blaivus, bet jo vežėčios neapdrausos civilinės atsakomybės draudimu. Štai čia prasideda menkutės gyvenimiškos tragedijos. Jeigu tragedijos gali būti menkutės, aišku. Gerai, kad dar žmonės sužeisti nebuvo. Tada tai tikrai pilietis pajaustų savo kailiu, ką reiškia vairuoti automobilį BMW, kuris neapdraustas civilinės atsakomybės draudimu. Trečiadienį, pradėjus įkyriai lyti, apie 10:30 ryto Klaipėdoje Minijos ir Nendrių gatvių sankryžoje susidūrus dviems automobiliams sužeisti du vairuotojai. Avarija vyko, kai 31 metų automobilio Toyota vairuotoja Jurgita sustojo Minijos gatvėje, kad galėtų pasukti į Nendrių gatvę. Ten tuo metu buvo uždaryta geležinkelio pervaža, pasakoja mums Toyotos keleivis. Jūs ten stovėjot pagal smūgį, matau. Aš stovėjau, čia važiavo traukinys, Taip. praeidinėjom ir gavom smūgį. Supratau. Jūs norėjote į kairę pasukti? Žmona vairavo. Supratau. Į kairę, taip. Bet jūs mašinai buvot? Taip. Gerai viskas, žmonai? Gerai viskas? Nu, nežinau, svaigždė galva tikrina, bet... O kėdutę mačiau, vaiko nebuvo, tikiuosi. Vaikas dar čia. Ačiū Dievui. Bet išveikinė diena. Nu va taip yra. Taigi Toyota stovi, o antra eismo juosta automobilį Mercedes-Benz vairavęs 19-metis Davidas to nepastebi ir pila į Toyotos galą. Į ligoninę išvežti abu vairuotojai, vaikinui traumuotas pirštas, moteriškiai sumušta galva. Abu vairuotojai buvo blaivus, avariją sukėlęs vairuotojas dar neturi 2 metų vairavimo stažo. Avariją tyrė Klaipėdos kelių policijos tarnyba.
Ketvirtadienį apie 10 val. Klaipėdoje Pilies gatvėje susidūrė 4 automobiliai. Tokiais atvejais reikia išsiaiškinti, kiek avarijos autorių. 1, 2 ar 3, o gal 4. Gal tarkim Peugeot vairuotojas sumanė atbulą pavažiavo. O sakykit, o jūs stovėjot ar kaip buvo? Aš stovėjau jau, čia eilė mašinų jau stovėjo. Aha. Aš sustojau ir iš pradžių nieko nebuvo. Paskui, matyt, moteris sakė, jinai irgi sustojo, bet į ją jau dėjo. Ir jinai tada į mane atsitrėmė. Tai čia paskutinis visus surinko? Trečias. Trečias? O po to į trečią dar atsimušė? Trečią numatytinai, taigi dėjo paskui. Supratau. Taigi Toyota atsimušė į Opel Mokka, ta į Peugeot, o tada į susidūrusių automobilių krūvą įvažiavo jaunuolis su Audi. Ar tai buvo? Pavijot? Toyota staigiai stabdė, atsimušė Opelį. Bet žodžiu, situacija yra tokia. Toyota atsimušė prieš tai, po to jūs į Toyota atsimušėt. Tai čia yra 2 avarijos. Čia yra 2 avarijos. Toyota pildosi su tom 2 mašinom, jūs pildotės deklaraciją su ta mašina. Jeigu visi blaivus, jeigu visi pasakys tą patį, ką aš sakau. Gerai, laukite, aišku, policijos. Jūs, supratau, sakėt, spėjot sustoti. Aš spėjau sustoti, bet mane 2 kartų. 2 kartų. Tai šitas atsimušė, vadinasi, ir dar iš galo atsimušė. Tai čia yra 2 avarijos, žodžiu. Šitas pilietis ar pilietė pildysi su jumis deklaraciją ir va su to Peugeot, o paskutinis berniukas pildysi su šita mašina. Čia yra 2 avarijos. Svarbu gyvas sveika esat. Automobiliai 4, o avarijos 2. Nors visos mašinos stovi sulipusios, Toyota vairuotojai pildo deklaraciją su Mokka ir Peugeot moterimis, o Audi vairuotojas prisima kaltę už sugūrintą Toyotos galą. Sužeistų žmonių nėra, tad pildomas eismo įvykių deklaracijos. Traukiamės į aikštelę netolimą ir pildome toliau dokumentus. Šiaurės prospekte sunkvežimio man vairuotojas lindo iš teritorijos ir kažkaip nepastebėjo automobilio Mazda, kuris ritosi Šiaurės prospektu. Tiesiai važiavo, to jisai prikiavosi? Jisai iš čia suko. Iš čia suko? Tada ir apsuko, supratau. Labą dieną. Nu kaip nepamatėt? Žiūrėjau į tolį. Aha. Asfaltas spalvos ir nesmatė. Asfalto spalva, prasta spalva. Būtų raudonas, būtų pamatęs. Taip. Pažiūrėjau, kad iš toliau parvažiuoja kolona. Galvoju, įlys. Supratau. Nu tai ką, pildo deklaracijas? Neturim to. Neturit? Duosiu. Duosiu deklaraciją. O čia tik tiek, kad reikės. Čia tik tiek ir tai reikės, ne policijos nieko nereikia. Nes esat blaivus abudu, matau. Esat blaivus, technikinės yra, draudimai yra, viskas yra. Duosiu deklaraciją ir viską pildom, gerai? O dabar vienas Į visus klausimus atsakau, taip? Dabar aš į draudimą turiu iš karto važiuoti. Per 3 darbo dienas jo draudimą kreipsitės. Per 3 darbo dienas. Bet šiaip matau, jau čia esat gavusi kažkada tai iš šono. Ne. Čia kas čia? Čia buvo posėdis. Čia kažkada tai jau yra mušta ta mašina. Čia buvo atremontuota. Supratau. Gerai, einu deklaracijas, duosiu jums ir viską sutvarkysit. Mazda po kepštelėjimo apsuko prieš eismą. Žmonės sužeisti per šį incidentą nebuvo taip pat. Tad vėlgi galima apsieiti be policijos pagalbos. Ir kol bus pildomos eismo įvykių deklaracijos, mes kraustykimės į jūsų ir mūsų rubriką Filmuoja Reido reporteriai. Reporteriai darbus pradeda Vilniuje ir prie Gariūnų, kuriuose pusė Lietuvos turi reikalų, yra fiksuojamas štai toks užlindimas ir stabdymas prieš nosį. Čia mus perspėjo, čia Vilnius, čia taip gali atsitikti. Savižudis kelyje tarp Saugų ir Vilkyčių. Na, ką čia galima bepridurti apie tokį pavairavimą ir mąstymą kelyje? Savižudis ir tiek. O avarijos Šilutės rajono keliuose būna žiaurios. O čia Kaunas, nusileidus nuo Parodos kalno prie centrinio policijos komisariato, keleivinio autobuso vairuotojas štai taip drįso degant raudonam šviesoforo signalui šauti su keleiviais, aišku. Jeigu tęsiant raudonų šviesoforų temą, tai trumpam grįžkime į Klaipėdą Šilutės plentą, kur štai toks didelis šauna per raudoną negražiai taip pat. O čia pavyzdys, kodėl žūsta lietuviai Lenkijos keliuose. O jie žūsta todėl, kad jie vairuoja štai taip. Gerai, kad vilkiko vairuotojas įvertino situaciją, pasitraukė, o ne tai jau būtų buvę raudų Lietuvoje ir krepšių Lenkijoje. Kauno rajonas, Garliava. Neretai gauname Reido reporterių darbelių iš šios vietovės ir visi darbai apie tą patį. Apie tai, kaip yra vairuojama prieš eismą Garliavoje kirtus ištisinės linijas. Klaipėdos rajonas, kelias Dailai Gargždai. Žiūrėkite, viršininkė, kaip yra laužomos jūsų mašinos. Ekspeditorius pavarė per greičio slapinimo kalnelius su valdiška mašina prie karjero, kad net dūmai pasirodė, nestabdydamas šoktelėjo anas per juos. Klaipėda, Gedminų gatvė.
Mamyte, mes aišku džiaugiamės už jūs ir jūsų kūdikėlį, bet žvalgytis į šonus reikia. Nesusireikšminkime labai čia gatvėje, čia visi reikšmingi. Ta pati Klaipėda, ta pati Gedminų gatvė. O jūs, gerbiami mokiniai, kas mokė mokykloje taip per gatvę eiti? Kas sakė, kad galima bėgti per gatvę, degant raudonam šviesoforo signalui, ką? O čia Vilnius, Justiniškis. Ir savo ekranuose matote savaitės išlindimą, tiksliau pretendentą į savaitės išlindimą ir vos ne avariją. O savaitės užlindimas pas mus atkeliavo iš Klaipėdos, iš Jūrininkų prospekto, kur štai taip dizelis išvairuojamas į Judrų prospektą atkišant užpakalį mums, padoriems eismo dalyviams. Dabar jūsų dėmesio reklama ir anonsai, nuo po to laidoje matysite. Girtas beteisis Gargždų centre sukėlė avariją, kitam girtuokliui vairuoti neleido pro šalį ėjęs policijos pareigūnas, Klaipėdos rajone per policijos reidą vėl gaudyti girtuokliai ir filmuoja reido reporteriai. Visą tai ir dar daugiau jau po reklamos. Jis nuolatinis tavo gyvenimo palydovas. Kai sieki profesionalumo. Kai nori pramogauti, jis sugeba nustebinti. Ar įsivaizduoji save be jo? Baltikum spartusis internetas. Tikras draugas. Tiek buvo Baltikum televizijos reklamos ir anonsų, nuo mes tęsime laidą. Antroji reido dalis. Penktadienį apie 2:30 dienos Klaipėdoje mokyklos ir Verpėjų gatvės sankryžoje susidūrė automobiliai Ford ir Honda. Tai pagal apgadinimus supratau pagrindiniu keliu važiavo. Aš iš ten parvažiavau, jisai kairę suko. Ai, kairę suko. Jūs iš Verpėjų gatvės bandėte išvažiuoti čia. Taigi Fordas važiavo pagrindiniu keliu, o Honda lindo iš Verpėjų gatvės. Trumpam susidarė transporto spūstis. Mat buvo užsikirtę Fordo ratai. Tačiau kažkaip ėmėme mes su vyrais ir nustumėme tą Fordą, kad eismui netrukdytų. Na, ši vieta įmantri. Pamenate praėjusią laidą? Iš šios vietos netgi savaitės pavairavimas atkeliavo. Tuo metu Vingio gatvėje pro šalį ėjęs policijos pareigūnas pastebėjo, kad neblaivus pilietis bando nesėkmingai priparkuoti automobilį Opel Zafira. Pareigūnas iš variklio užvedimo spynelės ištraukė raktus ir iškvietė kelių policiją. Kolegos Opelio vairuotojai nustatė vidutinį girtumo laipsnį. 1,99 promilės alkoholio. Labą dieną. Kaip sekasi jums? O, visai neblogai, ačiū. Neblogai sekasi. O kaip jums? Mums sekasi gerai. Labai malonu. Esate išgėrę šiek tiek, mielas ponė? O, kaip? Esate... Jūs filmuojate mane? Taip, aišku. O, viešpatie. Gerai atrodot, viskas yra tvarkoj. Visai neblogai. Nu, atsiprašau, man reikia dokumentų paimti. Tai dokumentus jūs paimsit. Pakalbėkime dabar, kol dokumentus parašysit. Dėl ko? Kokią istoriją? Į kokią istoriją pakliuvot? Jūs čia namo parvažiavot, girtas, ar kaip buvo? Aš norėjau mašiną šitą. Duot atbulas. Ir ten pastatyti viskas. Norėt priparkuoti tiesiog, taip? Taip. Nu, bet geras kaimynas atėjo, tą traktą ištraukė. O tokia bendruomenė. Ištraukė, čia bendruomenės yra santykiai, bendruomenė. A daugiau aš nėra ko pasakyti. Jūs nenorėjot važiuoti, tarkim, į priekulę žvejot ar dar kažką? Nenorėjot? Aš poryt važiuosiu žvejoti. Bet jūs jau pats nebevažiuosit poryt? Ai, dar bendrai laikiną vairuotojo pažymėjimą dabar. Aš darbą, pavargau, alkanas, viešpatie. Aha, supratau. Va, mano 5 aukštą būtų 19. Supratau. Kur man važiuoti? Supratau. O kiek priputėt? 1,99. Su kaimynu sveikinsitės dabar, kuris jūs čia taip? Jis kažkokį svetimas, bet jeigu atrasiu, užmušiu. A, supratau. Nu, nekalbėkite taip. O kodėl ne? Užmušiu. Bet jūs jo nežino to kaimyno? Jis ne žmonės, jūs svolačius. Mes girtuokliai visi taip galvojame, kad čia nieko tokio, kad truputį pavairuosiu, niekam nieko blogo nepadarysiu, bet taip nėra. Todėl ir draudžiama Lietuvoje vairuoti, kai esi girtas. Nes ne tik kalbinės sąmonės, bet ir vairuoji pro šoną. Penktadienis tik įpusėjo, o mes kraustumės į Šernų miškus. Penktadienį Klaipėdos rajono policijos pareigūnai, rėmėjai bei Uostamiesčio kelių policijos patruliai Klaipėdos rajone surengė reidą. Šernuose sustabdytas vairuotojas niekada neturės vairuotojo pažymėjimo. Niekada neturėjot? O pirmą kartą sustabdė? Taip. Pirmą kartą sustabdė? Taip. O senai važinėjot buvo vairuotojo pažymėjimo? Gal metai. Tik tai? Tik tai. O kaip sumastėt, kad vairuot galite? Kiek jau lankyt, neišlankiau, mečiau į viską.
Ta prasme, trūksta talento biškį, išlaikyti. Su automatu reikia važiuoti. Ne, tai važiuoti atvažiuoti iki šičia. Tai va čia regitrai reikia pasakyti, kaip jie nepraleidžia. Taip yra, taip yra. O kurio vietoje susikarta? Kas jums sunkiausia? Man nieko nėra sunkiausia, bet jiems nepatinka. Ai, supratau. Nu, bet kad ten neturėtų taip kažkaip ant žmogaus susisėsti, aš taip galvoju. A bauda žinot kokią? Įsivaizduoju. Kita pažeidėja taip pat vairavo Fordą. Mašina neapdrausta, bet techninės apžiūros. Pasibaigus vaikį iš ligoninės vežu, nebuvau kas parvežas ir iš bėdos važiavau. Ir nusižengiau viską. Kam tik galėjau. Kam tik galėjo tam nusižengėti? Kam tik galėjau. Ačiū Dievui blaiva dar esate. Tai čia. Nu, tokio dalyko nepropaguoju. Vienam piliečiui teko nuo stiklų lupti tamsintą plėvelę. Technikinė gali anuliuoti, iš tikrųjų žinot. Jau pasakė. Jo, gali, bet ta prasme, jeigu nusiplėšia, tai gauna tik baudą, o technikinės anuliuoja. Tai yra. Ką? Kaip tam? Aš... Ne. Nu, jeigu pirmą kartą ten 14 eurų, ten tik tai jeigu pirmą kartą, kažkaip tai taip. Prieš sutemsant kraustumės į Dituvą. Mergaitė, o kur jūsų klevo lapas? Kaip sekasi? Kur važiuoja tokia graži? Namo. Klevo lapą turit užklijavus ant automobilio. Nukrito? Jo, nes buvo priklijuojama. Kieno automobilis? Mamos. Mamos. Iš alkoholio nieko nevartojat? Dar ne? Prašau, prasideda. Klevo lapo nėra, alkoholio nevartoja. Kas čia per jaunimas dabar? Klaipėdos rajone reido metu už pažeidimus buvo surašyta 15 protokolų, 2 vairuotojai įkliuvo girti, vienam nustatytas sunkus girtumo laipsnis, o dabar kraustumės į siužetą apie tai, kad ir lengvesnio girtumo užtenka, kad prisidarytum nesąmonių. Naktį iš penktadienio į šeštadienį po vidurnakčio Gargžduose, Klaipėdos ir Juliaus Janonio gatvių sankryžoje susidūrė 2 automobiliai. 23 metų neblaivus Audi vairuotojas Edvinas išvažiuodamas į šalutinės Janonio gatvės nepraleido automobilio Opel važiavusio pagrindiniu keliu. Sveikas. Zdarova. Nesiseka tau? Ne. Ką prisidirbai? Ko tu čia filmuoji? O ko tu vairuoji taip? Nori vairuoji? O jūs toks čia įžulus esate toks čia? Kečiausias galbūt Gargžduose? Jo. Avarijos kaltininkui nustatytas vidutinis girtumo laipsnis 1,79 promilės alkoholio. Jaunuolis vairuotojo pažymėjimą jau yra pragėręs, tad mašina bus konfiskuota. Kovinė mašina, naujieji savininkai tiesiog laukia, nesulaukia tokio grabo. Štai tokia paprasto nuopolio istorija. Viskas prasideda nuo alaus, o baigėsi dugne. Sekmadienį apie 10 val. Vakaro Klaipėdos policija gavo pranešimą, kad Palangos kelyje automobilis susidūrė su briedžiu. Gyvūnas žuvo, vairuotojas sužeistas. Automobilis Mercedes-Benz važiavo nuo Palangos Jakų žiedo link, kai prie Žaliojo slėnio gyvenvietėje susidūrė su iš kairės per kelią parbėgusiu briedžiu. Briedis žuvo iš karto, o 60-metis vairuotojas išvežtas į ligoninę. Jis sąmonės praradęs nebuvo ir į greitosios medicinos pagalbos automobilį įlipo pats. Įvykio vietą atvykęs medžiotojas nustatė, kad žuvo antrametis patinas. Erkės nieko blogo. Ne, patinas. O erkės nieko blogo, kad čia visi aplipę erkėmis? Ne. Čia ne tos tie. Ne tos? Ne tos, čia yra briedžių tos utelis vadinamas. Briedžių utelis? Jo. Da geriau. Jauniklis. Medžiotojas nuramino įvykio vietoje dirbusius žmonės, kad iš gaišenos pasipilusios briedmusės žmogui nėra pavojingos, bet grįžus geriau rūbus išsikratyti. Mes taip ir padarėme. Išsikratėme, o įvykį tyrė Klaipėdos kelių policijos tarnybos pareigūnai. Reido reporteriai, kur jūs? Jūs čia? O kur tamsta sukate aikštelę per pėsčiųjų perėją, įvažiavimas ten toliau už 5 metrų? Statybininkų prospekto ir Gedimino gatvių sankryža. Pėsčiųjų perėja čia yra legali, tad būkite malonus vairuotojai, praleiskime mes žmonės. Klaipėda Šilutės plentas. Automobilio Renault vairuotojų. Jūs esate žiaurus veikėjas. Mes jūs įsidėmėjome. Kita stotelė – laida Reidas. Bet nebe reporterių rubrikoje, o pagrindinėje dalyje su tokiu vairavimu apsilankysite tikrai. Klaipėda. Audi Q7 vairuotojas prie dramos teatro mostels į kairę degant raudonam šviesoforo signalui ir tuo paros metu, kai čia draudžiama sukti kairėn. Mums rašo reporteris, kad pedagogė Nina iš vienos gimnazijos po pamokų važiuodama Vingio gatve galėtų kitą kartą ir praleisti pėsčiuosius einančius per legalią pėsčiųjų perėją.
Kaunas. Vienos įmonės įsikūrusios Neries krantinėje saugumo kameros fiksuoja pamokančią istoriją apie tai, kad reikia žiūrėti į abi pusės. O sprendimai turi būti ryžtingi. Arba tu važiuoji, arba tu lauki, kol kitas pravažiuos. Sudvejosi, gausi į šoną, kaip šiuo atveju. Klaipėda. Vingio ir Smiltelės gatvių sankryžoje nekantrus automobilio Volvo vairuotojas iš antros eismo juostos negražiai pasuko į dešinę. Tik nesakykit, kad gražiai. Tai čia nieko. Pamatysite, kaip yra iš tikrųjų užlendama. Vilnius. Liepkalnio gatvė. Kaip jums patiko geltonodžio veiksmas, ką? O čia tai užlindimas. O čia tai Vilnius. Klaipėda. Lenda tie žmonės po ratais prie turgaus ir ką tu jiems. Mėlėjai, laikykimės pagrindinio saugaus eismo principo. Gerbkime vieni kitus, pasistengime suprasti vienas kitą. Kaune Kreivės prospekte, kur brandžioje paauglystėje reido autorius turėjo itin daug reikalų, nes čia netoli yra baseinas, 28 vidurinė, kur trintasi nebereikalo, Mercedeso vairuotojas itin įžūliai šaudo po gatvę, lenkdamas prieš pėsčiųjų perės, be posūkių, iš kairės, iš dešinės, valstybiniai numeriai pas komisarą ant stalo, jeigu ką. Na ir savaitės pavėravimas po ilgokos pertraukos atkeliavo iš Klaipėdos. Kaip jūs manote, ką daro pilietis Taikos prospekto ir Smiltelės gatvių sankryžoje kairėje ekrano pusėje? Teisingai, jis atvažiavo prieš eismą. O kur toliau jis ketina važiuoti, tai gaila reporteris neužfiksavo. Bet atrodo irgi prieš eismą norėjo šauti žmogus. Šiandien viskas, dabar jau tikrai viskas, o mes pasimatome kitą antradienį 8:30 vakaro Baltikum televizija rodys reidą. Čia buvo Gintaras Vačekauskas ir Audrius Traupas, būkite aplankyti, sudie. Beje, laida kartojama Baltikum televizijos eteryje 5 kartus. Viso.